Gerbiamą posėdžio pirmininkę, gerbiami kolegos, prasidėjus ateinančių metų biudžeto įstatymų svarstymui, vis dėlto Europos komisija numatė jau naują tvarką visoms ES šalims, kad biudžetų svarstymai būtų trimečiai svarstymai. Tai reiškia 25, 26 ir 27 metų. Tai mano nuomonė tai, kad komitetai turėjo apsvarstyti ir tiek 26 ir 27 metų tiek išlaidas, tiek planuojamas pajamas. Tai kalbant apie ateinančių metų biudžetų tiek išlaidų, tiek pajamų planavimą, tai noriu pasakyti, kad valdančioji buvusi dauguma taip ir nesuprato, kas yra valstybės biudžeto racionalus išlaidų planavimas, kas yra fiskalinis drausmės laikymasis ir koks yra viešųjų finansų efektyvus panaudojimas siekiant vyriausybės programoje numatytų tikslų įgyvendinimo. Vis dėlto aš atsinešiau tokią storą papkę, bet šitoj papkėje pagrinde yra tam tikri pasisakymai nuo 21 metų, kada mes kai kurie politikai aiškinom, kad jau formuojant 22 metų biudžeto įstatymo projektą per daug stipriai didinamos išlaidos, nesivadovaujant jokio racionalumo arba teisingiau negarantuojant ilgalaikiamis tvariomis pajamomis. Į tai buvo visiškai neatsižvelgta. Ta pati istorija pasikartojo ir 23 metais planuojant 24 metų biudžeto išlaidas. Pagrinde buvo vadovaujamasi tikriausiai principo, kuo daugiau duosiu, tuo geriau gyvensiu trumpajame laikotarpį. Arba paprastai pasakius, kad pasiekėm tam tikrą ribą, kur kalbėsi jau faktų kalba, kur aiškiai matosi, kad ateinančių metų, jeigu kalbam apie ateinančius metus, fiskalinis deficitas, nors rodomas, kad yra 3% nuo bendro vidaus produkto, bet iš tikrųjų jis yra didesnis. Jis yra didesnis dėl to, kad informacija nesutampa pateikta biudžeto ir finansų komitetui valstybės kontrolės, kalbant apie skolos administravimo išlaidų planą. Jeigu finansų ministerija rodo, kad 25 metais valstybės skolos aptarnavimo išlaidos sudarys 593 milijonai eurų. Žinot, netitikimas dažniausiai būdavo su valstybės kontrolė 20 milijonų, 30 milijonų. Bet dabar valstybės kontrolė rodo, kad 25 metais skolos aptarnavimo išlaidas turėsim 732 milijonų eurų. Tai reiškia, kad arba finansų ministerija klaidina, arba valstybės kontrolė klaidina. Bet valstybės kontrolė ir pakartotinam paklausime parašė, kad jie yra teisūs pateikdami tam tikrus paskaičiavimus. Tai reiškia, kad 139 milijonus numačius dar ir padidinus valstybės išlaidas, mes jau išeinam virš ribos 3% fiskalinio deficito. Kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad Europos komisija nustatė visom ES šalims nuo ateinančių metų laikytis fiskalinės drausmės. O jeigu kalbėsim apie 26 metų skolos aptarnavimo išlaidos, tai jos auga net iki beveik milijardo, 979 milijonai eurų, o ministerija nurodinėja, kad bus 805 milijonų, irgi netitikimas. O blogiausi metai, kadangi yra trimetis biudžetas, kuris yra pateiktas Seimo nariams, tai skolos aptarnavimo išlaidos pagal valstybės kontrolės pateiktą išvadą 1 milijardas beveik 300 milijonų eurų, o finansų ministerija deklaruoja, kad bus 805 milijonų eurų. Kodėl tai pabrėžiu? Dėl to, kad išeiname mes matom, kad 4 metų neatsakingas valstybės biudžeto išlaidų planavimas, neįgyvendinus jokios mokesčių reformos, mes atsidūrime stiprioje aklavietėje. Aklavietėje ir dar kas labai svarbu, ką pabrėžti, pagal, sakiau, ką kalbėsiu faktų kalba, Lietuvos banko pateikta irgi informacija biudžeto ir finansų komitetui. Labai trumpai, jie taip pat teikia išvadą, kad ateinančių metų, kalbant apie pajamas planuojamas, ateinančių metų PVM planas irgi yra per daug optimistiškas ir jų skaičiavimais mes negausim kažkur tai nuo 60 iki 70 milijonų pridėtinės vertės mokesčių pajamų. Keliaujam toliau, gyventojų pajamų mokesčių įstatyme. Pajamose Lietuvos bankas kalba apie tai, kad irgi per optimistinis planas tiek savivaldybėms, tiek ir
ir valstybė jų paskaičiavimais, labai tokiais kukliais, atsargiais, Lietuvos bankas visada riziką vertina atsargiai. Atsargiai tai manoma, kad irgi nebus surinkta pajamų pagal šio straipsnio planą 30 milijonų eurų. Kitas dalykas, kas stebina, visada konservatoriai pasižymėdavo griežtaus fiskalinės drausmės laikymusi. Ir atsimenu poną Kubilių, kuris buvo Seimo narys, dabar komisaras, pastoviai reikėdavo atsakinėti klausimus, kaip su fiskaliniu deficitu mažinimu ir taip toliau. Pažiūrėkime, matyti, kad finansų ministerija, matydama, kad bus blogai, 25 metais galim ir viršyti 3 procentų fiskalinio deficito ribą, ką numato? Teikia pasiūlymą papildyti fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinį įstatymą, kuris dar galiotų ateinančiais metais, 25 metais. Matau, laikas greitai bėga, o dabar apie 26-osius, bet labai trumpai pasakysiu. Jeigu tie, kurie Seimo nariai įsigilinot ir skaitėt, kad 26 metų išlaidų planavimas pagal atskiras veiklos sritis, atlyginimai, investicijos ir planuojamos, kad nedidės nei 1 eurų. Pensijos irgi nedidės nei 1 eurų, mokytojų atlyginimai nei 1 eurų, gydytojų atlyginimai nei 1 eurų. Tai dar kartą pasikartosiu, atėjom iki tam tikros ribos, kada viešųjų finansų valdyme, nesuvokdami ir nesuprasdami, kokias galime iššaukti pasekmes, tai mes jos jau dabar turim. Apie tai labai aiškiai kalbėjom, aišku, dar su buvusiu biudžeto ir finansų komiteto pirmininku Majausku, kur būdavo galima tikrai argumentuoti, diskutuoti, analizuoti, dar būdavo tam tikra informacija primama. Bet tie, kurie matyt primdavo realią informaciją ir darydavo realias išvadas, tai šiandien jų Seime praktiškai būsiu daugumoje nėra. Ačiū uždėmesi.